Nu ką, draugužiai, jau nebe Klaipėda šį kartą. Atvažiavom į kitą vietą pažiūrėti. Tai ką tik atvažiavom, va, renkamės daiktus, susirinkam, susirišam ir einam žvejoti. Kolega tas pats kaip ir visą laiką. Jau va, traukiasi meškerės. Nu, kaip seksis, kviečiu pasižiūrėti ir pamatysit. Koks spuoguotas. Ar čia nebus liūdniausia Avižadrebio žvejyba? Ar tai bus pirmoji diena, kaip aš tave apžvejoju? Po tokios žvejybos galėsim kanalą pervadinti Mums nekimba. Pirmoji mano raudelė ant Avižadrebio. Ką, eidam prie vandens. Užsidėjau mėlyną tantikį kaip visą laiką pačiai pradžiai. Ir bandysim, nes žiūrėsim, kas čia gausis. Atsidariau. Ne. Va, kokio dydžio. Monstras. Nežinau, matys ant kameros ar ne. Donalds. A čia sąžinė. Dar vienas. Koks spuoguotas. Kur tu čia? Nežinau. Eina taktika iš manęs. Vokas, spuogis. Va, kolega paėmė iš manęs taktiką. Koks aškuotas. Iš pagrevo gaudom ešeriukus. Pagal eit savo, nusipurti. Ar čia nebus liūdniausia Avižadrebio žvejyba? Ne, reikia atrast nasą. Ojei, čia tai pilna plaukia, žino. Nepatikės. Ešerį pagavau. Ketur viens. Ar tai bus pirmoji diena, kaip aš tave apžvejoju? Po šitų žodžių, kai pasakau, tai dažniausiai pradėt gaudyti žuvis normaliai. Gražiai kalė. 5-1. Bet visi spuoguoti. O. Kas pagavo pagaliau.
5-2. Klausimas, kiek ilgam. Po tokios žvejybos galėsim kanalą pervadinti Mums nekimba. Nes kol kas prašiausia žvejyba Avižadrebė. Nu, sunkiai kol kas, koja čia nekimba. Neįsivaizduoju. Va, palei paviršių ešeriai plaukė. Kai kirto, kai davė. O. Nu, šitą nepaleidžiama, čia ant kampuko. Kad dar kartą neužkiptų toks. Raudelė! Pirmoji mano raudelė ant Avižadrebė. Spėk. Trūda? Jep. Pirmoji raudelė ant Avižadrebė. Bet žinok, čiupo iš karto. Įmečia pavieniavau iš karto. Septyni du. Bet jau tokia dydžia. Ui, kaip gražiai kiba. Bet tai tokias mizerijais. Va sugraibyti ein. Pamečiau. Norėjau pademonstruoti. Ui. Ne, nu dar didesnė. Monstrai. Pa. Matot, draugai, kokia dydžia. 9-2. Kažkaip daug reikia. Į vienas vartas. Kas švyko, mano priimta? Jau bus jubiliejinis. Bet atsipurti. Kaip visą laiką žuvis aplinkui šakinėja, bet ant kabliuko nieks nekimba. Žiūrėk, čia vat plaukia. Nu, reikia pabandyti kažkaip užmesti. Masalą truputėlį. Žiūrėk. Jeigu pavyks, bus žuvė. Jeigu pavyks. Tekšti į patį balkį. Vyjusiu. Ir dasivyja. Jubiliejinis 10. Kiek tamsta pagavęs? 2. Mes 10. Nejaugi išaušo ta diena, kai apžvėjosimės tave. O, čia jau normalesnis. Vis ant rūdo gaudai? Aha. Nu, čia jau normalesnis dryžas. Na. Man įtrauksiu žuvį. Eik, tu savo iš burnos ištraukiau. Eik. Va, balta žuvis tavo. Aukšlė.
11-3. Išlik. Nejaugi mano atgimė. Tu tai. 12-4. Kad tu ten vėl aukšlį turėjai? Bet tai nepaėmė į rankas, nukrito. Bet nepaėmė į rankas. Paliečiau. Nepalėtė. Paliečiau. Nepalėtė. Vat kodėl tu toks tylus. 12-3. Žiūrėk, kągi čia turime. Ir čia tas vienas iš garsiųjų nugaišusių karosiukų. Čia dar daugiau nugaišusių karosiukų. Bent jau smarvės nėra bent tiek gerai. Trylika 3. Bet čia jau gražesnis irgi. Bet taškuotas. Kas jiems ir ko čia nekimba? Koks čia didžiulis nudvėselius. Čia vienas, ten kitas. Čia tik tais šitam kanale geriausiai kimba. Kur čia ta visa žuvis paslėpus? Neįsivaizduoju. Dar neužsikerta. Keturiolika 3. Iš vis nenori kibti. Penkiolika 3. Šešiolika 3. Aštuoniolika 3. Bet visi spalvoti. Vos nepamečiau. Žodžiu. 18-3 laimim prieš kolegą. Draugužį. Čia kažkas netikėtino. Ar dėl to, kad aš čia vat palei pat kraštelį gaudau. Oi, permečiau. Ar čia tik tai žuvis tas to, neįsivaizduoju. Bet ten kitur tolumoj tai nelabai kas ir kimba. Tai bent jau čia pasismaginom. Žiūrėk, parodys. Čia net mest nereikia. Ping, 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 ping. Vėjas. Ir turim. Ai. Pakartam.
17,3. Man duot, kad 17,3, jeigu nepamečiau skaičiaus. Keliauk. Ką, draugužiai? Biškį yra atvėso oras. Galutinis variantas 17,3. Nepatikėsit, bet pagaliau atėjo ta diena, kai apžvejojom kolegą ir sugaudom daugiau žuvies. Ar turit ką pakomentuoti? Su čyteriais nešneku. Su čyteriais nešneku. Taip jau būna, kaip būna įgūdžių trūkumas. Tai šiaip pastebėt, kad sekmadienį nebuvo video. Tai mes nebuvom niekur normaliai nuvarę pažiūrėt. Taip ir gavosi. Tad jei patiko šis video, neužmirštam, kaip visą laiką paspausti like bei subscribe mygtukus ir susitiksime kitame video.